Sveika. Šiandien kreipiuosi į tas moteris, kurios jaučiasi sėkmingos, turi verslą arba darbe realizuoja save, praktiškos, kur siekia tikslų, rezultatų, strategiškai numato, gerai uždirba, gerai sekasi veikloje save realizuoti, o ilgisi ryšio su mylimu žmogum, ilgisi ryšio su vyru, galbūt net yra santuoka. Aš visus šitos pasidalinimus, kuriuos dalinausi, esu įkvėpta darbo su klientėmis, kokių girdžiu istorijų iš moterų. Tai ne veltui aš dabar kreipiuosi ir sakau, nes jeigu randi save, kad esi sėkminga, ne viskas sekasi ir ta santykių tema taip, tiek to, taip, jinai nutilima arba kažkaip tai iš kažkaip nedaug fokuso. Tai tikrai tenka man matyti situacijų, kur moteris ateina visai kitais klausimais. Ir tai primena mane pačią, kai kažkada irgi giliai norėdama susilaukti vaikų, pakelti kitą lygį, kitokį santykį su savo vyru, ėjau pas savo mokytoją ir konsultaciją, bet mano klausimas buvo ne apie santykį, ne apie vaikus, o apie darbą. Tai kokį man darbą, kaip ten aš tuo metu keičiau darbus, į kurią kryptį judėti. Nes turėjau labai tokį ryškų planą, kad ir man sako, žiūrėk, tau rodo, kad tu greičiausiai nori susilaukti vaikų, savo moteriškumo, seksualumo sritį puoselėti. Sakau, taip, man tai svarbu ir viduj ten yra jautru, tai be galo, be krašto, bet tas bet buvo, kad aš turiu planą. Mano planas yra štai toks. Padėkit man susirasti darbą, veiklą, kur aš galėčiau save realizuoti. Aš turiu sutartį, šitas socialinės garantijas, įsitvirtinu, pasiekiu rezultatų ir tada einu motinystės atostogų ir kuriu toliau tvarkau ten tie santykiai. Tai mano čia buvo situacija, o baigėsi taip, kad iš tiesų mano realizacija visai kitokia nei tuo metu, galėjau net pagalvoti, ne dabar, kai matai mane kalbančią moterim apie moteriškumą, tuo metu aš buvau baigusi ekonomiką, dirbau personalo valdymo srityje, su mokymais, su verslo klientais, visiškai kitur buvo fokusas, nes aš vadovausi pagal tai, kaip mačiau aplinkui. Aš būdama maža mergaitė, jautri, jausminga, taip kaip aš jaučiausi ir jaučiau, kokia yra tiesa, man matėsi, rodėsi, nemačiau atitikmenų tokių išorėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš tuo metu nustojau vadovautis tuo, kaip aš jaučiu pati iš vidaus, bet išoriniais žmonių pasakymais. Nes netitikdavo tuo laiku, kai aš augau dažnų atvejų. Aš jaučiu, kad tas žmogus, pavyzdžiui, yra piktas, o jisai šypsosi ir man gražus dalykus šneka. Ir aš galvodavau, kaip taip gali būti ir va tas. Ir iš tiesų tame laike nelabai daug turėjau palaikymo, kad tai, ką aš jaučiu, būdama jautri, jaučiau kitus žmonės, kitų žmonių jausmus. Ir aš tą nustojau daryti, nustojau pasitikėti tiek vidinė tiesa, kur iš vidaus man būdavo aišku, ką ten suaugusiai dar, man daug dalykų buvo labai aišku iš vidaus, bet kadangi buvo taip, kad turi eiti mokyklą, išmokti, klausyti autoritetų, visa šita struktūra nutiko taip, kad aš nustojau pasitikėti savo vidiniu žinojimu, kūno pojūčiais, signalais bei tuo jautimu. Tai ką aš dabar matau irgi moterį, kuri nori, siekia tarsi dar darbo, gal savęs susigrąžinimo klausimas. Ir mes einam gilyn ir kai tik paliečiam klausimą apie santykį, yra taip jautru, ašaros byra, bet negalim leisti ašarom judėti, tai tokių, nes, yra kitų dalykų, kuriuos norėčiau dar pasidaryti, šitas toks klausimas skaudus. Dėl ko taip yra, dėl ko jis nustumiamas į šalį, nes jis yra be galo skaudus. Ir kai jau ateina moteris, tai tikrai aš esu ta, kuri pastovi drauge su ją,
tą erdvę laikau, kad jį galėtų išbūti tuos nepatogius jausmus, tą nepatogumą net prieš save pačią, kai ta tema be galo viduj svarbi, bet išoriškai arba visa kaip susidėliojo gyvenimas, planas yra kitas ir jinai tarsi patraukiama į šalį. Ir galbūt ir tu klausai ir kažkokiu tai aspektu, gal kitų kampu, momentas, kai viskas gerai su to santykiu, mes susituokėm kažkiek tai metų ir čia sutinku moteris, kurios gali būti 2-3 metus santuokoje ir aišku gali būti ir daug metų, labai skirtingos tos situacijos ir jau metus nebuvo ar kažkokį kitą ilgesnį laiką nesimylėjo, o sakau, kaip tu dėl to jautiesi? Tai lygiai taip pat tavęs klausia, jeigu tu esi ta, kur fokusuojasi darbą. Galbūt pabandėt susilaukti vaikų, galbūt nepavyko. Tada tavo ta strateginė racionalioji pusė pasakė, gerai, man gerai sekasi darbe, aš ten dar daugiau darysiu. Gerai, mes turėkim kitą projektą. Taip. Ir ar kalbėsi apie tai su vyru? Ar aptarėt? Kaip tu jauti savo seksualumą? Visi šitie klausimai yra be galo svarbus. Nes jeigu tu nukiši tą temą ir net nekalbi, ir pačiai labai sunku, ir su partneriu, su kuriuo tai vyksta, yra ta tabų tema, kur apeiti ją nenorisi. Kas yra? Tuo metu tu laikai labai daug energijos, poroje tai abu tada daro, laiko tą paslaptį, tą tabų, uždaryta, kad prie jos būtų neprieita. Tai užtrunka kartais laiko, kur tiesiog paklausius tą jau tiesų klausimą ir jau nėra kito ir tada supranti, kokia čia didelė žaizda ir opa yra. O čia eina daugybė energijos, kad tą paslėptinam. Kaip viena mano mylima mokytoja brangi sakydavo, lavonai spintoje. Tai kažkur tai lavonai spintoje, tą spintą reikia slėpti, tą reikia laikyti, daug energijos nueina. Ir tai yra tavo ta pati gyvybinė energija, tavo moteriškumo energija, kur galėtų išsilaisvinti ir suteikti tau spindėjimą. Ir nesvarbu, galbūt jums tikrai ir nėra tikslo susilaukti vaikų, galbūt dar kitų sprendimų gali būti, bet pats tas, kad ar tu jautiesi išsipildžiusi kaip moteris, kad tavęs nejaudintų ir ne ta prasme, kad tu nejautri, bet ta prasme, kad tu jauti, kad tai viskas gerai, čia yra mano tokie pasirinkimai, sprendimai, aš esu išsipildžiusi, kaip tu jauti savo seksualinę, taip aš jaučiu orgazmiškumą kitur, bet nepaisant, galbūt net nesantykyje esi, bet aš jaučiu tą kūrybinę energiją tekančią per mane ir kai aš spinduliuoju per save. Tai įvairūs tie būdai, jie tiek šeimoje, tiek jeigu viena, bet kad ta dalis jinai būtų pamaitinta ir kad jinai nebūtų vargšė po spynom 9, po durim paspausta energija, kur tu tiesiog eikvoji savo energiją ir tas kažko trūkumo jausmas ir gali būti ta paslaptis tokia vieša, to 1 ar 2 žmonių kontekste, kuri tvyro ir kur reikia daug pastangų, jėgų vidinių, jėgų į tai nekreipti dėmesio ir tada fokusas visur kitur. Planai, strategijos, darbai, verslai, viskas pasitarnauja tam, kad tik tai tą pamiršti ir apie tai negalvoti. Tai mano geriausi linkėjimai, kad būtum visuminė moteris ir ta, kuri save realizuoja veikle, būdama strategija, taktikė ir tačiau jei tau nerūpi kita ta pusė romantinė, tai viskas tvarkoja. Tačiau jeigu tu ilgiesi, jeigu tau ašaros filmą tam bežiūrint, ar kitas poras, arba giliai vidui susigrūdini ir neleidi savo tų jausmų išreikšti, tai reiškia, tai yra tam tikra tavo dalis, kuri neatranda būdo, kaip tiesiog tą padaryti. Tai jeigu jauti, kad ta dalis tikrai sukelia tau jautrumo ir nežinai tiesiog kaip išeiti, tai esu čia tam su visa savo patirtim, su visom savo žiniom, išmintimi, kad palydėčiau tave į
tavo jausmingumą, seksualumą, į tavo ryšį su tavo vyru atkurti. Kaip tą padaryti, kaip tos pokalbius vesti, jeigu jau nekalbėjot metus ar kažkiek, kaip praeiti, kaip su savim susitarti, kaip su vyru. Kada yra tikrai stop ženklas ir tikrai net neverta, o kada verta toliau eiti gilyn ir išsiaiškinti, kur tas mūsų santykis gali dar būti gilesnis jūsų, ne, ir labiau mylintis, palaikantis vienas kitą, o ne tik ten namų kūrimas, kažkokių bendrų veiklų, o va šitą pusę, intimumas, seksualumas, taip kažkur tai ne. Nutylimas galbūt dėl skaudžių patirčių, suvokimų, ar dar tikrai nespecialiai tai nutinka tikrai, o dėl to, kad patirtis kažkokios, kurios sukelia skausmą ir vengdamas to skausmą patirti, moteris atitraukia. Vyrai taip pat, tai aš dirbu su moteriam, tai reiškia per tą pusę, kuri moteris pati besikeisdama, tu besikeisdama, keiti savo vyrą, ne, tai yra ne savo veikimu, ne, bet tuo, kad pati pasikeiti. Tai su daugeliu iš jūsų esu irgi dalinusi, dar kartą pasakoju, kad mes esame ir vyriškumas, ir moteriškumas. Ir kai tu sutikai savo vyrą, tu pamilai tą vyriškumą, savo vidinio vyriškumo atspindį tame vyre, kuris atspindi tau. Ir kaip tuo metu tas atspindys įvyko. Tai taip dabar, kai tu keitiesi, dirbdamas su savimi, savo vidinį darbą su savo kūnu, su savo protu ir sąmonė, pasikeičia tavo vidinis vyriškumas, moteriškumas ir pradeda keistis vyras. Natūraliai aplinkybės taip susidėlioja, tau nereikia specialiai nieko jam daryti ir įsikišti, ne? Tai viskas vyksta per tave pačią. Tai geriausi linkėjimai aš linkiu kiekvienai mums ir man ir tau, kad mūsų gyvenimuose tų paslapčių, kur suvalgo mūsų daug energijos, kad mes rastume būdus, kaip iš jų išeiti, apšviesti ir kad išsilaisvintų tą begalinę energiją, nuostabaus grožio ir kad galėtum spindėti, atsiverti malonumui, būti tą moterim, kokią norėtum būti ir būtum visiškai patenkinta savimi ir savo gyvenimu, tiek profesiniu, tiek santykiuose su savimi ir su savo vyru. Meilės santykiuose. Jeigu reikia palydėjimo, tai aš dirbu su moterimis ir kaip tik šiuo metu gali dar registruotis grupiniai mentorystei, spindinčio moteriškumo programoje, labai intima grupiai su pritaikymu individualiu, giliu vedimu į tavo spindinti moteriškumą, kad galėtum jausti malonumą, džiaugsmą, mėgautis savo kūnu ir kurti ar atkurti savo santykį su savo mylimuoju. Tai ieškok apačioje nuorodos arba parašyk tiesiog žinutę man ir aš su tavim susisieksiu, kaip kas vyksta. Na, jeigu jauti, kad esi ta, kur nori 100% tau pritaikyti ir pilno mano vedimo ir dėmesio tau, VIP, tai rašyk, turiu vieną vietą asmeniniai mentorystiai. Ilgai, gražiai kelioniai, transformaciniai kelioniai. Ir programa irgi nėra kursas, nėra seminaras, bet tai yra transformacinė programa. Dėl to jinai trunka laike 3 mėnesius, dėl to yra darbo vidinio, darbo su savo kūnu, per kurį aš pravedu žingsnis po žingsnio, kaip tai praeiti. Geriausi linkėjimai. Iki.